Sveiki visi, naujas vlogas, aš esu Gydas ir mes važiuosime į Lenkiją, Vokietiją ir į... kur? Čekiją. Į Čekiją. Tai va, dabar sustojom mes degaliniai, dabar mes esam Kaune ir ką čia dar? Ir jo, kažkur iš mokyklos išvažiavom 5:30. Naudinga informacija. Mes jau Lenkijoje, oras yra apsiniaukę visur, biškai lietutis, bet nieko, nesušalsim. Tai dabar važiuosim į Vroclavą. Tai va, kažkoks dėdukas mus iškeikė tulikė, kad per mūsų per daug. Tai kurva, viso, važiuojam į Vroclavą. Mes dar važiuojame į Vroclavą, labai pavargom, dar liko apie valandą, kažkur 2 valandas, nežinau. Bet jo, pavargom, neturim ką veikti, jau važiuojam taip ilgai, tai va. Jo, važiuojam nuo 6 ryto, dabar jau 1 valanda. Nu. Kai šiandien važiavam, tai trumpiau, jau buvom atvažiavę seniausiai. Nu jo. Tai manau įsijungsim, arba kaip sustosim į degalinę, arba kaip jau būsim Vroclave ir eisim kažkur paaiškinti. Tai va. Nu, sveiki, mes dabar atvažiavom. Dabar turėjom nuo ryt pavalgyti tą kavinę, bet ten viskas lenkiškai ir kažkaip nelabai norim valgyti. Tai netoli yra Bedrionka. Tai dabar nueisim į šitą parduotuvę ir kažko nusipirksim. Atvykome į Vroclavą prie Burj Khalifos ir dabar pasivaikščiosim ir po to eisim, neįsim, važiuosim į viešbutį. Nu hujovai čia ištrinti. Mes jau atvažiavome į Vroclavą, pasivaikščiojom pro senamiestį, pavalgėm, turėjom laisvą laiko. Dabar laukiam visų vaikų ir važiuosime į viešbutį, bus rumtūras ir jo. Nu jo, mes dar šitą buvau su Audriu, nusipirkom suvenyrų, Audriu parodyk. Parodyk Audriu. Taimingas. Va, labai gražią rūrą. Aura. Čia plius aura, čia Tokį patį turiu, bet biškai kitokios spalvos. Nu va, paprasta, labai gražu. Čia tai tuf, Čia žiauri, Žiauri, tau. Aš vertinu 10 iš 10, čia super yra tiesiog. Aš tokį patį turiu kitokios spalvos, 10 iš 10. Dar čia Lenkijoje yra labai pigiau. Čia Jo. žymiai pigiau negu Lietuvoje. Žymiai pigiau, tikrai. Išsikraustykite iš Lietuvos, atvažiuokit čia. Dirbk- Bet žiauriai daug girtų žmonių. Jau kokie 3 ant mūsų pradėjo rėkti. Jo, vieną sumušiau iš tikrųjų, negyvas. Все, te. Sveiki atvykę į kambario rumtūrą. Tai čia toks mažas kambariukas. Čia yra tualetas. Blet. Ai, nu matėt visi tualetai. Nu tas, kad tualetas nieko naus. Tai va, karočią. Jo. Dušas toks. Toks visai. Jo, tai tik neužsirakina, tai dar neboras. Nieko. Ir tada 2 lovos, gerai. Langas. Tik atsidaro. O, ble. Все, ate. Geras video. Pirma diena baigėsi, mes jau einame miegot. Ir rytoj mes važiuosim į Čekiją ir Vokietiją. Jo. Labos, nako, išmiegot noriu. Labas rytas. Tai mes jau atsikėliam, buvom pavalgyt 7 ryto ir jo, dabar varysim kažkur 8 valandą. Į Vokietiją, ne į Čekiją, dabar Čekiją, man atrodo. Maistas buvo nelabai skanus, nu ten labai mažai pasirinkimo, ne tai kaip Švedijoje, bet nu nieko, kažką užkandom ir laukiam pietų. Tai susitiksim dar degaliniai arba jau Vokietijoje, nežinau.
Mes jau netoli Čechijos, jau matosi tokie kalnai. Oras šūdinas, vėjas, tiesiai toks lietutis, tiesiai į veidą. Nežinau. Aš nemegojau, Nojus miegojo, bet gal reikės ir man miegoti. Nežinau. Nu tai jau, manau, sustiksim jau Čekijoje, jau kitas. Viso. Mes jau atvykom į Čekiją. Čia yra kalnai, labai gražus vanduo. Pažiūrim, koks, ar šaltas ar ne? Ledynis. Bliat. Maudytis kaip tik. Bet labai gražu, parodyti jam visą vaizdą. Kalnai jau tokie va. Nu tai va, einam toliau, gal dar parodysim kažką, o gal ir ne. Tai va, dabar mes apeidinėjom šitą ežerą, per tokį miškelį. Pirmą lipom pro kalnus, tik vien filmavom, nes mes fotkinom, ten labai gražu. Gal dar parodysim jum. Bet jau dabar einam pro šitą mišką. Ir... jo. Tai va mes jau uolose čia, ten kur atėjom. Karačiai čia žiauri, čia labai didelis šitas uolas, kažką akmenis. Žiauriai gražu. Nu, čia gavau vos pėtiausim, čia dar normaliai. Viskas čia gerai, viskas čia gražu. Bet kažkiek tai čia vandenis teko. Nu ir kas dar? Sultis. Aha. Karačiai. Tai Toma, kaip įspūdžiai? Nu, kol kas čia labai patinka. Geriau čia negu mieste. Aha, o tau? Tai aišku, geriau. Da, čia vaikštim gal kokią valandą. Nes man atrodo jau gana, man jau vasbodu čia. Va, vandenys. O, čia teka iš viršaus. Kur tu iš viršaus teka? Čia upelis kažkoks irgi. Reikia turėti vandenį. Kad ledynis bus kaip ir ten, ežere gal. Šaltas reikia būti. Nu toksai jo, nu šaltas. Nu kaip tam, kaip tam ežere. Sakiau, Šaltas. čia gal šitą ežerą šitas. Ir eina vanduo. Tam ežere ko čia, tokių karpių buvo. Eina savo, buvo tokie karpiai tiesiog. Aš gavau ten akmuo, ten dar judėt pradėjo. Nu. Mokytas sako šamas, blėt. Newgen. Kur? Kur seniai? Kur? Zumai. Nice. Upėtai tu maža. Nice. Tai mes išvažiavome iš Čechijos jau iš tų kalnų. Dabar dar esam Lenkijoje. Važiuosim į Vokietiją, į miestą ten kažkur. Pavaikščiosim mieste, tada į viešbutį. Tai jau pamatysi dar, kaip mieste vaikščiosim. Tai čia vaikai čia žaidžia žaidimo aikšteliai. Tai ten galit nežiūrėti jau. Tai va, tai dar susitiksim. Gal, o gal ne. Eldrifto. Up! Ебать. Labą dieną. Dėk, nahu, gerai. Labą dieną. Aš nučiošiu dėl jūsų. Bliot. Čiut nenučiužiu. Aik nahu. Tai ką, mes čia pavaikščiojom pro Vokietiją. Pro senamiestis. A, nežinau, kažkas čia. Čia parduotuvių daug. Jo, blet, aš čia. Tu čia jos nefotink. Tai va. Jo, tai. Blet, trukdo dirbt. Gerai. Tai jo, mes čia pavaikščiojom. Pro va šitą va ten kažkokius rūmus, ten kažkokius dūmus, nežinau. Aš jau čia. Gerai. Ai, blet. Tu išeik iš kadro. Kada interviu man? Taigi paskutinė diena. Tai va, tai ačiū, kad žiūrėjot Laisvės subscribe. Interviu. Mes jau išvažiavom iš Vokietijos, nieko jau nenufilmavom, pamiršom ir tingėjom. Tai dar turėjo būti rumtūras, bet aišku, mes nenufilmavom. Bet, oi, blet. Nu, va tokie va buvo kambariai, čia matosi kažkas. Man apšė beveik nieko. Ten va, tipo, ten tualetas, va ten toli, nu bet, nu žiūri, geri kambariai.
čiut duris, blet, atsidarė 100 kartą ten su kortelėm, nahui. Tada, jo, pavalgėm skaniai, maistas skanus. Ir, nu kaip ir viskas, čia vlogo pabaiga. Dabar esam Lenkijai. Lenkijai dar pabūsim kažkur ten ir jau važiuojam namo. Tai bus dar interviu, tai visio, nahui. Na, Tomai, ar patiko kelionė? Jo, patiko. Kas tau labiausiai patiko? Nu, tikrai nevažiuoti autobusu. Nu, labiausiai, tai kaip Čekijoje buvom. Pro kalnus ten, pro... Jo. Jom. Jo. Jom. Kas tau labiausiai nepatiko? Autobusas. Važiuoti labai ilgai. O mierdas? Jo. O mierdas. Blet. Iškirpsit. Mierdas nepatiko. Jo. Tai teko stovi. Nu, čia tai aura. Man nepatiko, Meinardas, atsiprašau. Na, Skaiste. Taip. Ar patiko ekskursija? Patiko, tikrai patiko. Ar buvo geriau už Švediją? Negaliu pasakyti, nes buvo techninių nesklandumų. Švedijai tokių vairių nebuvo. Jo. Kas labiausiai patiko? Jos patiko turbūt kalnai, nes į miestus atvažiavom labai vėlai. Kaušinė. Atvažiavom labai vėlai. Ir ten nieko nesimatė. Kaušinė geresnis. Šnekėk. Man pasitiko labai smagu. Kas labiausiai nepatiko? Nepatiko, tai vat, kad tamsoje atvažiavom į tos miestus. Tai va. Tai vat čia nesąmonė. Gerai, ačiū. Jo. Na, Anonimus, ar patiko tau kelionė? Nu, patiko, tik tai užpisa, tam autobusui sėdėt susmirusi. Na, daug čia važiuoti. Koks dalykas tau labiausiai patiko? Patiko, daug energetinio, labai daug energetinio, daug buvo ir labai gražus namas. Ateities mano namas, gal labai gražus. Jo. Na, Matai, ar patiko ekskursija? Labai patiko Rugilė, labai gražiai atrodė šią kelionę, buvo labai pasipuošusi, labai stilingai apsirengusi. Dar patiko labai kapinėti per kalnus, kur labai daug akmenų. Dar patiko labai viešbutis Dresdene, Vokietijai. O nepatiko tai Meinardas. Dodas labai daug verkia, Myžnius. Ir nepatiko dar Skaistė Venclavaitė. Gerai, ačiū.